sveiki, mano žmogaliukai, ką tik kurą užsipiliau. Ir ką, važiuojam į Vokietiją, važiuojam, įsikrausim. Aišku, tą vieną dėžutę išmėsiu Berlyne. Pačiam centre, kaip žiūrėjau, ir paskui važiuosiu į Kielną. Vokietijos mieste įsikrausim parodą. Ką, kai įsikrausim parodėlį, važiuosim krautis kažką. Būtų labai gerai iki penktadienį išvažiuoti. Net ketvirtadienį išvažiuoti iš Vokietijos, nes penktadienį, kaip suprantu, nedarbo diena pas juos. Nu ką, važiuojam. Nu va, man liko važiuoti iki degalinės 281 km. Užsipilsim kurą, o toliau važiuosim. Žiūrėsim pagal situaciją. Jeigu viskas gerai, nesikamšiuos, kai dabar kamšiuojasi, tai gal davažiuosim iki kolonėlės, užsipilsim, dar biškį pavažiuosim ir stosim jau nakvot. Nu, žiūrėsiu, kaip seksis. Viskas, sustojau, darbai baigti. Įvažiuoti beveik 700 km. Per beveik 9 valandas parvažiavau Poznoje. Rytoj, kiek čia man likė, beveik 200, gal 24 km iki taško Berlyne, pačiam centrinė, tai reikės įsikrauti tą dėžutę. Jau bus ką veikti. Nieko pafilmuosim, turėtų būti tikrai įdomu pasižiūrėti. O kol kas ką iki, einu ilsėtis, iki rytojaus. Čiau. Pas rytas į Brytę. Važiuojam, dar kurą užsipilsim ir lydėsim nuo vokiečių. Ką, važiuojam Jessica. Jau tikrai prie sienos nelauksiu kamščių. Jėzus Marija, nevajokaukit jūs. Vokiečių kamščių prie sienos, prie netoli sienos, važiuojam per draudžiamą ženklą. Kartą važiuojam. Važiuojam Jessica. Nes realiai pagalvojęs, nu nesąmonė yra, nu nesąmonė ta siena. Tai su tais visokiais primampasais užtveria, didelis kamštis padaro. Bet pastebėjau, irgi fūros nemiega, važiuoja irgi antrą juostą, irgi atsibodo tos nesąmonės. Ir aš tą patį sakau, neatsibodo, tai važiuoju antrą juostą. Kiek mes galime kentėti. Lenkijoje įvažiuoja tas pats, Vokietijoje tas pats, nesąmonė. Norisi kuo greičiau pasikrauti, įsikrauti, kad daugiau laiko būtų nuvažiuoti, o čia savo nesąmonė, kaip sakoma. O kai sakoma, rizikuojam visi, kas važiuoja antrą juostą. Aišku, negalima, tipo draudžiama. Bet yra čia nesąmonė, čia lauk 2 valandas ar 3 valandas, kol tu išvažiuosi iš tų kamščių, tai čia yra nesąmonė. Čia yra nesąmonė. Žodžiai prasme. Va, pasidarysiu pauzę ir iškrovimas pačiam Berlyne. Man maždaug likė važiuoti 56 km. Bet ilgai važiuosis, ilgai. Tikrai ne 56, kokie tai valandą 40 garantuotai, kad važiuosiu šitą tašką įsimest dėžutę. Ir įsikrausim. Važiuosim toliau, važiuosim link Kielno. Į parodų rūmus važiuosim, ten irgi bus linksma. Kaip nori. Nu, šiaip realiai iš tikrųjų yra ką veikti šitoje Berlyne, šitam centre. Daug labai reventų. Greitas 30, gal labai dešiniai pusė maišosi. Tos dėžės, Jėzus Marija, sušalo galima. Greitis 30,
daugiau negali važiuoti. Žodžiu. Yra ką veikti. Kas ten per plytą rašo plytą tiesiai ar čia plytą kaip? Nesuprantu. Aha, nu kaip to vokiečių kalba. Sunkus taškas. Biškai irgi papurkaituot. O kaip reiks? Nu, aišku, dar netoli, tik 3 km 300 metrų, bet čia kad važiuosi kokią valandą laiko. Dar tokias kamščius. Jėzus Marija, yra. Ką veikti? Tikrai šitam taškai yra ką veikti. Čia geriausia tik su lengvai važinėta, nes tokia mašinom. Bet matau važinėja, aišku, vokiečiai. Bet vis tiek to laiko išgaišti šitam taške. Nu, daug. O, praktiškai valandą laiko važiuoju. Kiek tam buvo kilometrų 54 beros, ar ten 7, kažkas tokio. O dar liko 3 km 200 metrų, tai praktiškai irgi taip užgaiš. Nu, kokį dar pusvalanduką, manau. Ir kiek labai žiūriu, žiauriai labai daug benamių. Tai po kairę matau, guli sau, su drabužiais, su tašėm, benamis. Nu jo. Lyg sostinė Berlyno. Čia gal dar nesu važiavęs šitoj vietoj. Bet čia pačiam centre esu praktiškai. Pačiam centre. Ir tai graži Vokietija, gražus Berlynas. Ant kelio pastatytas mašina, variniai sujungtas, kaip nori, taip ir važiuoju. Na jo. Aš papuoliau, tai pats tai įsivaizduoju. Atsisuk į dešinę, o čia gali važiuoti ir tiesiai. Tai važiuosim tiesiai, kaip pradėti tam navigaciją. Ką, važiuojam toliau, judam. 2 kilometrai. Labai ilgai važiuojasi, žiauriai ilgai. Tikrai katastrofa. Su savo ties kelio remontais darbais. Prašoks. Čia šviesoforas po šviesoforo. Šviesoforas po šviesoforo. Laikykitės kairės. Čia vietoje, Jėzus Marija. Kaip ilgai važiuosi į tą tašką. Na, kaip nors, nedaug likę. Kaip nors, davažiuoti iki taško ir paskui išvažiuoti. Bandyti išvažiuoti. Dar po dešinę dviratininkas. Reikia atsargiai numušti. Važiuojam toliau. Man trukdo dviratininkas, tai nori išnamušti. O, labai gerai.
Važiuojam. Kokie čia rūmai matyt. Vokiečių. Vėl tie remontų darbai. Svary. Liko kilometras 200, judam! Atvairuota valandas 7 minutės papauzės. Ir viena fūra čia važiuoja, visi žiūri vokiečiai, kas čia per nesąmonę. Bet gražu. Tikrai gražu. Pasukti dešinėn, tai Afrika. O, Anglijos vėliava. Antrąjį posūkį dešinėn. Matau tiesiai. O kiek ponų susirinkę po 10. Čia kažkaip nedaug mašinų, polkas čia važinėja. Man nedaug liko 700 metrų iki taško. Dar biškį pavažiuoti ir viskas. Kažkur avarinį įsijungt. Ir paduoti dėžutę. Čia ir matau ir policija. Wow. Ja, pačiam centre esu. Normaliai. Sukite dešinėn. Nereiks pagalbos policininkų. Padėkit man iki to taško davažiuoti. Dabar pareičiai vietoj įdomu. Čia va 300 metrų. Važiuokite tiesiai. Čia. Tiek ten neišeis. Ai, vis tiek išeis. Ai, svariai tokia nesąmonė. Važiuokite tiesiai. Važiuokite tiesiai. Negaliu dabar važiuoti tiesiai tokios. Dar matosi Ukrainos vėliava. Šajam. Kaip čia teiks pasilikti mašiną, tai neįsivaizduoju. Ant kelio matyti. Po 200 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Dar taip išeina, kad ant kelių pasiliks. Katastrofa. Kažkokia viešbutė, Jėzus Marija. Atvažiavau. Nu va, įsikroviau tą dėžutę, važiuoju. Žiūrėk, kurie aš vietoje esu. Ir tos laisvės. Sukite kairėn. Čia nesuks, mišimonos nepasiklydau. Va, čia tam centre. Dar čia nebuvęs. Šitoje vietoje, bet vaikščiojus. Net nežinau, kaip jis ten vadinosi. Vau, faina pasivažinėti po tokius miestus. Faina. Gerai, kad 3 juostos. Dabar
laisvas angelas vokiečių. Čia vaikščiau aš esu jau kažkokius 3 metus gerus. O tankai matau yra padešinę. Ir kažkoks muziejus. Faina iš tikrųjų. Pasivažinėti. Aišku, čia reikia neviršinti greičių, dar pasipau daugiausiai, nes jau centras. Važiuoti antrą juostą, aš matau, irgi važiuoju antrą juostą. Pirmą matau, dvirtininkai važinėja. Labai gerai matosi angelas. Aš kaip čia pamatysiu. Bet čia matyt didelis žiedas gaunasi. Aha. Iš 3 juostų. Važiuojam. Galim bus išvažiuoti iš Berlyno kažkaip. Čia parkas yra po kairį, po dešinį. Labai gražus, pasivažyti galima. Kažką naują pamatysiu. Taip pareigiuotis 3 juostą. Parodnogacijai. Nežinau. Nežinau, gal mokėjau plius minus gal 2 eurus iš tą baukštelį užlipti. Rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Kažkas tokio. Jaučiausi kokiem Prancūzijoje būčiau. Tas kelias. Nepasimest reikia, važiuoti. Nes reiks tu nusukti, važiuoju. Aš dar nevažinėjęs, tai dar paskui net ją nusuksiu. Tai važiuoti per vidurinę šitą sąmonę. Kažkaip jūs dar paskui dešiniai pusį šitą mašiną kokį. Ir geriau dešiniau važiuoti. Vėl keli remontų darbai, kai jie daėdė mane, tai vokiečiai. Daugiau nieko nematau, tik kelio remontų darbus. Važiuojam toliau. Čia buvo 30 greitis, čia važiuoju biškį 40, čia dabar kamerų nėra. Nu ką, hibrytė, baigiau darbus. Aišku, liko man iki Kiolno parodų įsikrauti 300 km. Rytoj naktį sortuosiu. Įsikrausim tenais. Ir važiuosim į pakrovimus. Žiūrėjau netoli taškai, nuo Kiolno 2 taškai pasikrauti. Paskui link Dortmundo važiuojant, 3 taškas, turėčiau irgi paspėti pasikrauti. Ir link namų judėti, link Lenkijos. Dar mačiau 2 pakrovimai yra. Ten pasikraunu ir namą važiuoju. Žiūrėsiu, kaip su laikai bus. O nereiks daryti man parinio. Jei viskas bus gerai, tai grįšiu. Jei negrįšiu, tik tada tik pirmadienį. Nu, žiūrėsiu, kaip seksis. Kol kas iki rytojaus. Labas rytas, hibrytė. Nu ką, judam toliau. Važiavau į parodų rūmus, į Kiolną. Labai daug fūrų, žiauriai daug. Čia tiktais pirmą kartą buvau šypsinėm kitur Kiolne parodų rūmuose. Arba gal iš kitos pusės čia. Va, čia daug fūrų toj pusėj, paskui toj pusėj daug fūrų. Nemažai. Ką užsiregistravau.
kad galėčiau įvažiuoti. Dabar laukia kolegos, Larys, varysim dviese, nes tenais pasižiūrėjau įvažiavimas, tai dar suprasti reikia, kaip įvažiuoti, kokio halę ir panašiai, ten kosmosas. Tai vat neužilgo toj atvažiuosis ir važiuosim įsikrauti. Ir paskui važiuosim į Pografą. Ką, bandom išvažiuoti iš šitos kelno. Jeigu išeis, taip išeis. Skelnes. Trečiąjį išvažiavimą. Išvažiavam, čia važiuojam, čia važiuojam. Čia. Paskui čia. Važiuojam čia, radom posūkį, kaip dešinėm. Nežymiai pasukite dešinėn. Šalia šiltis, prašom. Pasikrauju tis 3 taškus. Labai skubėjau, neturėjau kada nes pafilmuot. Tai, aišku, pirmas taškas ten buvo 50 berods 7 ar kiek ten kilometrų, ten antras taškas irgi buvo netoli 75 kilometrai, o trečias taškas apie 100 virš. Pasikroviau ir atvažiavau iki parkingo, bet lygiai 10 valandų atvažiavau. Jau galvoju viršinsiu, pasiimu tą papildomą valandą, nes per savaitę gali 2 kartus po 10 valandų važiuoti. Nu ką, rytoj važiuosim į Lenkiją. Man 484 km iki pakrovimo taško. Ir dar paskui vienas taškas yra Lenkijoje irgi pasikrauti. Tai kelsimės irgi ryte, bet aišku ne naktį, kaip šiandien. Trečią nakties kėliausi ir vos ne pradėjau važiuoti. Biškai pamiegosim. Ir ketvirtą kažkur po 4 biškai startuosim. Ir važiuosim toliau. Nu, kol kas ilsėtis. Ir kol kas ilsėtis iki rytojus, kaip ryte. Labas rytis mano chibrytė. Važiuodamas susipyliau dar kuro, pradėjau dar važiuoti. Žiūriu šaltą laukę. Atgiausiai rodė +1 šilumos. Šalumos buvo Vokietijoje. Tai dabar sustovus dariausi pauzukė ir liks važiuoti 173 km iki taško pasikrauti. Šitą pasikraunu ir tada sukrausiu paskutinį tašką. Ką, sveiki atvykę į Lenkiją. Man liko iki taško 63 km. Manau, greitai atvažiuosiu. Biškai paspausim čia. Aišku, čia nespausiu miestelį už miestų ribų. Pasikrausim, ką ir toliau važiuosim. Aišku, kitą tašką tikrai nespėsiu. Bet kuo daugiau nuvažiuoti iki kito taško. Ką, važiuojam? Čia tai tiltas, kur net nepravažiuoti neįmanoma. O čia tai faina važiuoti, kur žiauri siaura. Pirdolė. Žinau, šitą vietą suvažiavęs, bet gal porą kartų atsimenu, tai man atrodo jau žinau, kur tas taškas gali būti, tik biškai atsimint, esu gal buvęs net. Dar remonto darbai, dar mažiai neįleist. Važiuot ar ne? Važiuot? Dziękuję bardzo. Aiškus faras, gdė veikia dėl to, kad... Ką, važiuojam toliau, judam. Tam
ant grandinės. Čia kaip koks centriukas gaunas. Oi, akmenukai. Nu ką, važiuojam į paskutinį berods tašką, lyg sakė, tokių nedomės man. Man iki taško liko 161 kilometras už Poznajas. Bet tik pasikarausi tik rytoj. Man laiko neužteks. Aš jau kai sakoma, tą 10 panaudosiu rytoj link namų važiuojant. Nes tai jau vairavęs 7 valandas virš, tai praktiškai namų geriau panaudoti rytoj, nes paskui galiu negrįžti ir namo. Gerai, kad jei nuo 6 dyro pasikrauni ir iškart važiuoji link namų. Ir link namų judėsime mes visi kartu. Tai Platoškė. Važiavam per Platoškę. Praleiskim. Iškirtų mašinų, Jėzus Marija. Po 200 metrų laikykitės dešinės. Negaliu. Tada išvažiuokite į pagrindinį kelią. Negaliu, labai važiuosiu. Greičiau. Nu, neužvažiuoja normaliai mašiną. Pasiimam kvituką. Net nepasiimu. Ir važiuojam. Svietsko, Berlynas, kairien ar dešinien, Poznaja, Varšuva. Aišku, kad į Poznaja, Varšuvą važiuojam. Varšava. Po 300 metrų išvažiuokite į pagrindinį kelią. Ir čia kur, kaip ryšik. Atsilėsiu į eismą. Pagrindinį kelią. Jėzus Marija, Dievo motina. Kai man dabar išvažiuoti į pagrindėjimo į mostą. Rezervus. Ačiū, kad praleidai, Zankuja Barza. Mesajam. Viskas, baigiu darbus, liko apie 30 km. Rytoj pasikrausiu iš pačio ryto. Ir važiuosim link namų. O dabar nuilsėtis. Rytojus. Rytas. Jeigu ryte atvažiuoju iki taško, nu jie tipo nuo 6 dirba, tik kad nieks nedirba. O tamsu. Nieko nėra. Pirdolį, kai sakoma. Pirdolį. Kai žiūrėt, ką čia daryti. Ačiū. Skambinau tam numeriui. Tai sakė, ta prasme, kad 7 atvarys. Tai ką, reikia laukt. Nieko, palauksim, tai kai čia liko maždaug pusvalandukas. Gal netų nėra. Pasikrausim ir važiuosim toliau. Žiauriai šalto laukia. Nu, man liko iki namų 421 km. Pasidarom pauziukę ir judėsim toliau. Aišku, dar reikės man dar vienas pauzės, nes tikrai negrįšiu taip greitai. Ir iš karto pasidarysiu pusvalandę paskui. Kem 5, nes buvau prieš tai jau pasidaręs 15 minučių pauzę. Atsistojau pauziukiai, 41 minutę. Atsidarysim pauzę. Važiuosim dar iki degalinės, 6 km, pasipilsim kurą, pilną baką. Suvalkuose ir važiuosim link Lietuvos. Man praktiškai Lietuvos iki namų praktiškai 106 km. Tai netauk. Šiaip praktiškai prie netoli Suvalkos. Nu ką, hibrytė, judam. Toliau. Atvykę į Suvalkus. Varam kuro. Rinkitės 8-ąjį išvažiavimą.
Nelabai juokauk, čia 8 išvažiavimo nėra. Čia daugiausiai 4 išvažiavimai. Kino bagacija žyma pjauna. Įvažiuokite į žiedą ir sukite į antrąjį Nežinau, išvažiavimą. ko klausyti, man jau nereikia navigacijos. Aš jau žinau, kur. Azijat. Reisiukas baigtas. Lietuvą atvažiavau. Šiaip mano rekordas per 5 dienas laukščiau. Nu, per mane pradėjau šią savaitę ir penktadienį grįžau. Normaliai. Nu ką, turiu atsisveikinti. Kam nesunku, laikų uždėkit, pasidalinkit, šerinkit. Ir iki kito karto. Čiau.